Senovės Romos istorija – didybė, iššūkiai ir palikimas. Romos imperijos istorija – tai įspūdingas pasakojimas apie žmogaus siekį kurti, valdyti ir įamžinti civilizaciją. Nuo respublikos pradžios iki imperijos klestėjimo aukštumų ir galiausiai jos žlugimo, Romos kelias atskleidžia žmonijos ambicijas, ryžtą bei gebėjimą prisitaikyti. Ši šimtmečius apimanti istorija ne tik liudija apie reikšmingas karinės reformas ir politinės pertvarkas, bet ir apie gilią Romos įtaką, kuri formavo šiuolaikinį pasaulį. Romos pavyzdys padeda suprasti, kaip sudėtinga valdyti milžinišką imperiją, spręsti vidinius konfliktus bei atlaikyti išorinius iššūkius. Visgi, romėnų teisė ir politinė mintis tapo kertiniais civilizacijos pamatais, ant kurių buvo statomos naujos valstybės. Romos civilizacijos aušra. Romos civilizacijos pradžia siekia 8 amžių prieš Kristų, kai svarbių prekybos kelių sankirtoje įsikūrė nedidelė gyvenvietė. Ši kukli pradžia ilgainiui suformavo milžinišką imperiją, garsėjusią politiniais ir kultūriniais laimėjimais. Skirtingai nei susiskaldžiusios senovės Graikijos miestai valstybės, Roma nuo pat pradžių išsiskyrė vienybę ir sutelktumu. Šis solidarumas buvo kertinis veiksnys, leidęs Romai plėstis ir stiprėti, kartu formuojant aiškią tapatybę. Ankstyvą Romos vystymąsi stipriai paveikė etruskų kultūrą, kuri garsėjo savo rašto, metalo apdirbimo ir meno pasiekimais. Etruskai, tapę pirmosiomis Romos karalių dinastijomis, integravosi į vietos lotynų bendruomenę, atsineždami savo kalbą ir papročius. Šių kultūrų sąveika padėjo susiformuoti vientisai romėnų tapatybei, o Romos gyventojai didžiuodamiesi pradėjo vadintis romėnais. Esminis lūžis Romos politinėme gyvenime įvyko 509 metais prieš Kristų, kai piliečiai, nepatenkinti etruskų valdžia, nuvertė karalių ir įkūrė respubliką. Tai žymėjo perėjimą nuo monarchijos prie valdymo sistemos, kurioje valdžia buvo patikėta renkamiems pareigūnams ir institucijoms. Senatas tapo pagrindiniu valdymo organu, atsakingu už įstatymų įtvirtinimą, mokesčių nustatymą ir sprendimus karo bei taikos klausimais. Svarbiausi respublikos vykdomosios valdžios pareigūnai, vadinamieji konsulai, buvo renkami komisijose, kasmetiniuose piliečių susirinkimuose. Šis rinkimų procesas atskleidė demokratinę respublikos prigimtį, suteikdamas piliečiams galimybę aktyviai dalyvauti politinėme gyvenime, renkant pareigūnus, atsakingus už įstatymų siūlymą ir kariuomenės valdymą. Romos pilietybė respublikos laikais buvo laikoma ne tik privilegija, bet ir pareiga, akcentuojant pilietinę atsakomybę ir pasididžiavimą, kurie apibrėžė Romos visuomenę. Piliečių susirinkimai vaidino svarbų vaidmenį formuojant įstatymus bei renkant valstybės pareigūnus, suteikdami žmonėms balsą valdžioje. Ši valdymo sistema, paremta piliečių įsitraukimu ir valdžios pusiausvyra, išskyrė Romą iš kitų senovės civilizacijų ir tapo pagrindu demokratiniams principams, kuriuos vertina daugelis šiuolaikinių valstybių. Socialinės struktūros ir galios dinamika. Sudėtingoje senovės Romos socialinėje hierarchijoje patricijai užėmė aukščiausią vietą. Šie asmenys priklausė kilmingiausioms ir turtingiausioms šeimoms, savo kilmę siejančioms su Romos įkūrėjais. Pradžioje tik jie turėjo pilietinės teisės ir valdžios svertus, atspindėdami Romos Respublikos oligarchinį pobūdį, kur valdžia buvo sutelkta turtingo elito rankose. Patricijams priešpriešą sudarė plebėjai, laisvieji Romos piliečiai, neturintys kilmingos kilmės. Nors plebėjai sudarė didelę gyventojų dalį, iš pradžių jie buvo atskirti nuo pilietinių teisių ir dalyvavimo politikoje. Jų nuolatinė kova dėl teisių palaipsniui keitė politinį kraštovaizdį ir vertė mesti iššūkį patricijų dominuojamai sistemai. Romos Respublikos valdymo modelis buvo giliai įsišaknijęs turtingųjų patricijų oligarchijoje. Kadangi valstybės tarnyba buvo neatlygintina, ją galėjo atlikti tik tie, kurie galėjo sau leisti dirbti be atlygio. Šis ekonominis barjeras užtikrino,
kad politinės galios išliktų turtingųjų privilegija, taip dar labiau sustiprinant oligarchinį valdymo pobūdį. Tuo tarpu plebėjai, neturėdami pilietybės teisių, buvo atskirti nuo valdymo procesų. Ši atskirtis išryškino gilius socialinius ir politinius skirtumus, kurie dar labiau įtvirtino patricijų dominavimą bei užtikrino jų interesų prioritetą prieš paprastų žmonių gerovę. Romos vergai, neturėję jokių teisių ar laisvių, buvo paniekinamai vadinami kalbančiais įrankiais. Jie buvo laikomi darbui skirta nuosavybė ir visiškai priklausė nuo savininkų valios. Tai buvo dar viena spalva Romos visuomenės socialinių skirtumų paletėje. Apie 300 metus prieš Kristų įvyko svarbus lūžis. Turtingiems plebėjams buvo suteikta teisė dalyvauti valstybės valdyme. Jie išsikovojo veto teisę sprendimams, kurie galėjo pakenkti plebėjams, ir tai tapo reikšmingų žingsnių siekiant galios balanso. Ši teisė žymėjo esminį Romos socialinės raidos etapą, suteikdama platesnei visuomenės daliai daugiau galimybių dalyvauti valdyme. Vis dėlto skurdžiai gyvenantys plebėjai dažnai kreipdavosi į patricijus pagalbos, sudarydami globėjo ir kliento santykius. Ši sistema didino plebėjų priklausomybę nuo patricijų malonės. Patricijai mainais už finansinę paramą, apsaugą ir teisinę pagalbą reikalaudavo lojalumo bei paramos rinkimuose. Tokie santykiai įtvirtino uždarą priklausomybės ciklą, dar labiau sustiprindami patricijų politinę ir socialinę galią. Plebėjų parama leido patricijų šeimoms plėsti įtaką, užtikrinti kontrolę Romos politikoje ir visuomenėje bei išlaikyti nusistovėjusią tvarką, taip pat tolinant plebėjus nuo galimybės kvestionuoti egzistuojančią galios struktūrą. Romos plėtra ir jos pasekmės. Nuolatiniai karai ir kaimyninių teritorijų užkariavimai tapo esminiais Romos Respublikos laikotarpio plėtros veiksniais. Romos karinė galia buvo grindžiama karo grobių ir užkariautų teritorijų teikiamais ištekliais. Buvo sakoma, jei romėnai nebeturės priešų, jie juos išras. Tokia ekspansinė laikysena tapo pagrindinė Romos augimo varomąja jėga, padėjusia jai tapti galinga valstybe. 3 amžiaus prieš Kristų viduryje Roma pasiekė svarbų tikslą – užkariavo Apeninų pusiasalį. Šis pasiekimas įtvirtino jos valdžią Italijoje ir sudarė palankės sąlygas tolimesnei plėtrai. Sekusios pergalės punų karuose dar labiau sustiprino Romos įtaką Viduržemio jūros regione, paversdamos ją neabejotiną imperinę galybę. Romos dalyvavimas Viduržemio jūroje buvo įprasmintas terminu Mare Nostrum arba Mūsų jūra. Romos kontrolė ir įtaka išplito beveik visose Viduržemio jūrą supančiose teritorijose. Viduržemio jūra tapo Romos imperijos centru, skatinusiu prekybą, kariuomenės judėjimą ir kultūrinius mainus. Romos plėtra paskatino provincijų steigimą užkariautose teritorijose. Provincijos, skirtingai nei pati Roma, buvo įpareigotos mokėti mokesčius valstybei. Tokia valdymo sistema leido Romai kontroliuoti didžiulės teritorijas, nuolat tiekė resursus ir prisidėjo prie ilgalaikio imperijos stabilumo bei augimo. Kad užkirstų kelią galimiems sukilimams, užkariautose teritorijose Roma taikė principą skaldyk ir valdyk. Suteikdama skirtingas teisės ir pareigas pavergtoms tautoms, Romai efektyviai valdė galimo pasipriešinimo rizikas. Taip Roma galėjo strategiškai valdyti imperiją, išnaudodama pavergtų gyventojų skirtumus savo naudai. Romos Respublikos gyvybingumą palaikė plati biurokratinė sistema, kuri įtraukė provincijų kilminguosius. Toks sprendimas stiprino lojalumą ir skatino bendradarbiavimą su provincijomis, užtikrinant jų paramą Romos politikai. Vietinio elito įtraukimas į administravimą ne tik stiprino Respublikos stabilumą, bet ir mažino pasipriešinimą, suteikdamas provincijų lyderiams tiesioginės naudos iš Romos klestėjimo. Tačiau Romos užkariavimų sėkmė ne tik išplėtė jos teritorijas ir įtaką, bet ir pagilino socialinę nelygybę. Turtingieji mėgavosi užkariautų teritorijų teikiamomis gerybėmis, tuo tarpu daugelis plebėjų, ypač ilgai tarnavusių kariuomenėje, nuskurdo. Šis atotrūkis kurstė konfliktus tarp patricijų ir plebėjų, peraugusius į pilietinius karus, atskleidžiančius nekontroliuojamos nelygybės grėsmę. Šie vidiniai konfliktai, kilę iš gilios socialinės atskirties,
destabilizavo respubliką ir sudarė sąlygas imperijos iškilimui. Romos kelias į imperiją. Romos virsmas iš respublikos į imperiją tai pasakojimas apie karinius pokyčius, politinės ambicijas ir pastangas užtikrinti stabilumą. Antrojo amžiaus prieš Kristų pabaigoje Roma įgyvendino svarbias karinės reformas, leidusias į armiją priimti neturtingus piliečius ir samdinius, kuriems buvo atlyginama karo grobiu. Tai turėjo padėti toliau vystyti Romos plėtros kampanijas ir žymėjo perėjimą nuo vyravusio tradicinio karinės tarnybos modelio, kur kariams buvo keliami turto nuosavybės reikalavimai. 49 metais prieš Kristų Gajus Julijus Cezaris, turėdamas ištikimą ir stiprią armiją, privertė Romos senatą ir provincijas paklusti jo valiai. Kariniai lyderiai ėmė dominuoti Romos politikoje, o respublikos pagrindai ėmė eižėti. Cezario reikalavimas būti pripažintam dievu bei diktatoriumi visam gyvenimui žymėjo ryškų nukrypimą nuo respublikos idealų, sutelkiant beprecedentę valdžią jo rankose. 44 metais prieš Kristų Cezarį nužudė respublikos atkūrimo siekę senatoriai, tačiau užuot stabilizavę padėtį, jie įstūmė Romą į dar gilesnį chaosą ir pilietinius karus. Šie konfliktai parodė gilų Romos visuomenės susiskaldymą ir respublikos institucijų negebėjimą valdyti išskirtinių asmenybių ambicijas. Po Cezario mirties atsiradusią valdžios spragą užpildė jo įsūnis Gajus Oktavianas, kuris tapo vykusių kovų dėl valdžios nugalėtojų. 27 metais prieš Kristų senatas jam suteikė Augusto titulą, simbolizuojantį jo nuopelnus ir oficialiai užbaigiantį respublikos erą. Prasidėjo principato laikotarpis, kuriame valdžia buvo sutelkta imperatoriaus rankose, nors ir buvo išlaikyta respublikos struktūros iliuzija. Šis laikotarpis žymėjo Pax Romana, taikos ir klestėjimo erą, pasižymėjusią žemės ūkio, prekybos, mokslo ir meno pažangos plėtra. Norėdami užsitikrinti visuomenės palaikymą, Romos imperatoriai ėmėsi praktikos, vadinamos duona ir žaidimai, teikdami nemokamą maistą ir pramogas gyventojams. Tai padėjo malšinti nepasitenkinimą ir užtikrinti gyventojų lojalumą, leidžiant išlaikyti imperatoriaus valdžią bei imperijos stabilumą. Valdant imperatoriui Trajanui, Romos imperija pasiekė didžiausią teritorinės plėtros mastą, įtvirtindama savo kaip vienos galingiausių istorijos imperijų statusą. Ši plėtra suvienijo įvairias kultūras po Romos valdžia, pabrėždama imperijos karinę galią ir administracinius gebėjimus. Romos krizė ir transformacija. Trečiasis amžius po Kristaus buvo audringas laikotarpis Romos imperijai. Ją kamavo vidiniai konfliktai ir išoriniai spaudimai, kėlė grėsmę stabilumui bei vienybei. Viena pagrindinių vidinės įtampos priežasčių buvo legionų vadų kova dėl valdžios. Jie nuolat siekė tapti imperatoriais, tačiau jų valdymas dažnai baigdavosi konkurentų surinktais nužudimais. Ši karinių imperatorių era sukėlė didelį politinį nestabilumą ir nukreipė dėmesį nuo svarbiausių išorinių bei vidinių problemų. Šiuo krizės laikotarpiu nutolusios Romos provincijos ėmė skatinti decentralizaciją. Aukšti vietiniai pareigūnai įgijo didelę autonomiją ir neretai ignoravo imperatoriaus nurodymus. Silpnėjanti centrinė valdžia dar labiau prisidėjo prie imperijos nestabilumo, nes jai darėsi vis sunkiau veiksmingai valdyti milžiniškas teritorijas. Ekonominė krizė dar labiau gilino problemas. Nustojus plėsti teritorijas ir užkariauti naujus kraštus, valstybės iždas išseko. Kadangi imperija, finansuodama savo poreikius, rėmėsi karo grobiu, išsekus šiam resursui kilo finansinė įtampa, paveikusi karinį ir administracinį pajėgumą. Ekonominės problemas sunkino ir pastebimas vergų darbo jėgos stygius. Mažėjant užkariavimų, kurie tradiciškai buvo laikomi pagrindiniu vergų šaltiniu, mažėjo ir produktyvumas žemės ūkyje, kasyboje bei paslaugų sektoriuje. Tai dar labiau silpnino imperijos ekonominius pagrindus. Prie visų problemų prisidėjo ir demografinis nuosmukis, kurį sukėlė badas, epidemijos ir nepakeliami mokesčiai. Tai dar labiau sumažino darbo jėgos ir kariuomenės pajėgumus, bei atskleidė imperijos pažeidžiamumą. Siekiant įveikti krizę, imperatorius Diokletianas įtvirtino dominatą,
valdymo sistemą akcentavusią neribotą imperatoriaus valdžią. Tai nutolino nuo principato, kuris dar išlaikė respublikos valdymo iliuziją. Šios reformos buvo skirtos stabilizuoti ir atgaivinti imperiją, stiprinant centrinę valdžią ir sprendžiant administracinius, karinius bei ekonominius iššūkius. Diokletianas taip pat įgyvendino reikšmingas karinės reformas, padvigubino kariuomenės dydį ir išplėtė pasienio fortifikacijas. Šie žingsniai buvo būtini siekiant apsaugoti imperijos teritorijas nuo nuolatinių išorinių grėsmių. Vienas svarbiausių Diokletiano sprendimų buvo imperijos padalyjimas į rytinę ir vakarinę dalis, kiekvienai paskiriant po imperatorių ir jo pavaduotoją, taip sukuriant tetrarchiją. Nors šis padalyjimas turėjo palengvinti valdymą, ilgainiui jis susilpnino imperijos vienybę. Galiausiai 395 metais Romos imperija oficialiai suskilo į Vakarų Romos imperiją ir Rytų Romos imperiją – Bizantiją. Šį skilimą paskatino vis ryškėjantys socialiniai, politiniai ir kultūriniai skirtumai tarp rytų ir vakarų. 4 amžiuje Romą papildomai sukrėtė didysis tautų kraustymasis, kurį sukėlė hunų invazija į Europą. Dėl to germanų gentys masiškai kėlėsi į Romos teritorijas, sukeldamos sumaištį ir ekonominę suirutę. Šis barbarų antplūdis prisidėjo prie Vakarų Romos imperijos žlugimo ir 476 metai po Kristaus žymėjo senovės pasaulio pabaigą. Apibendrinimas. Nepaisant žlugimo, Romos valstybė paliko gilų pėdsaką šiuolaikinėje politinėje sampratoje. Romos Respublika kartu su Atėnų demokratija tapo pavyzdžiu šiuolaikinių demokratinių valstybių kūrimui. Pilietybės, pilietinės pareigos ir valdymo principai stipriai paveikė demokratinių institucijų raidą visame pasaulyje. Be to, imperijos idėja, apjungianti įvairias tautas ir kultūras, išliko kaip įkvėpimas vėlesniems imperiniams dariniams ir politiniams projektams. Romos valdymo modelis, skatinęs prekybą ir kultūrinius mainus tarp skirtingų tautų, išlieka įtakinga koncepcija pasaulio istorijoje. Žvelgiant į senovės Romą, akivaizdu, kad jos palikimas turi toli siekiančių pasekmių, formuojant šiuolaikinį valdymą, teisę ir visuomenę. Romos Respublikos sukurti principai, jos valdovų strategijos bei kultūrinės ir politinės inovacijos nulėmė šiuolaikinės civilizacijos kontūrus. Romos istorija, nuo jos iškilimo iki žlugimo, moko apie žmonijos vienybės ir valdymo pasiekimus bei pavojus, kuriuos sukelia nevaldoma plėtra ir ją lydintys vidiniai konfliktai.